Noriu parodyti, kaip pasiruošti skrydžio ribas iš NMA deklaruotų laukų. Tai pirmiausia, reikia parsisiųsti nemokamą programinę įrangą į kompiuterį, kuri skirta duomenų tvarkymui, tai yra QGIS. Ją parsisiųsti galima iš puslapio nandodroid.lt /QGIS. Kai parsisiųsite ir susidiegsite šią programinę įrangą, ją atsidarius matysime štai tokį vaizdą. Tada pasirenkame failus, kuriuos prieš tai parsisiuntėte iš geoportalo. Jie buvo suarchyvuoti, tai juos pirmiausia reikėjo išarchyvuoti, tai čia jau yra išarchyvuoti visi failai. Pasirenkame, sakykime, raseinių laukus, tada visus tuos laukus pažymime ir tiesiog metame į programinę įrangą. Čia visus tuos pranešimus galime išjungti, jie mums neaktualūs. Tada prisiartinam bet kurią vietą ir pasirenkame sluoksnį tokios spalvos, kokią čia matom. Tai šiuo atveju oranžinę ir pasirenkam oranžinį sluoksnį. Tada mums reikia suvesti koordinatės lauko, kurį mes norime surasti. Tai aš tiesiog iš Google Maps tiesiog pasiėmiau koordinatės, jas kopijuoju čia, paspaudžiam ir mums raudonas taškiukas parodo, kuris laukas. Tuomet reikia pasižymėti norimus laukus. Laukus žymime su šiuo įrankiu. Tada tiesiog spaudžiame ant jo lauko, jisai pasižymė ir mes galime tada jau jį susikurti. tą lauką, kuris bus įkeliamas į valdymo pultą. Galima susikurti keletą laukų vienu kartu. Tai tokiu atveju čia vedame visas koordinatės, kurias mes norime, kiekvieną koordinatę, kurią norime surasti. Ir tada norėdami pažymėti kelis laukus, mums reikia klaviatūroje laikyti CTRL mygtuką ir žymėti visus aktualius laukus, kuriuos norėsime parsisiųsti. Jeigu mes CTRL mygtuko nelaikysime, tai tiesiog mes pažymėsime po vieną lauką. Tai sakykime, kaip pavyzdys, pažymėm 3 laukus arba vieną, nesvarbu. Spaudžiame Edit, Copy Futures, vėl Edit, Paste Futures as New Vector Layer. Tada įsivedame pavadinimą ir nurodome, kurioje vietoje mes norime išsaugoti. Spaudžiame 3 taškiukus, pasirenkame, kur norime saugoti, įvedame pavadinimą, spaudžiame Save. Geometrijos tipas būtinai nurodome, kad tai yra poligonas ir prie šeipo tipo nurodome, kad tai yra irgi poligonas. Nesupainiokit, nepažymėkit poligon ZM, poligon Z ir panašiai. Poligon žymim. Spaudžiame OK. Laukai jau yra išeksportuoti, juos rasime toje vietoje, kurioje mes nurodėme ir turi būti 6 failai. Ir tuos 6 failus mes turime įkelti į USB raktą arba microSD kortelę, kurioje turi būti katalogas DJI pavadinimu, o tame kataloge turi būti katalogas shape file. Tai tuos katalogus vieną kartą pasiruošus, jie visą laiką tame USB rakte bus ir tiesiog į tą shape failo katalogą keliame visus norimus laukus.